Labą dieną, su jumis sveikinasi Rasa, fizinio aktyvumo specialistė. Kaip ir kiekvieną antradienį kartu su kolegomis kviečiame jūs po priešpečių mankštą praleisti laiką aktyviai, pasimankštinti. Tai šiandien mankšta bus skirta pečių juostai ir mums prireiks priemonių. Tai būtų gerai turėti lazdą apie 1,40 m arba šaliką irgi ilgesnė apie 1,40 m. Tai atsistojam pirmiausiai kojos dubens plotyje ir pasiemam lazdą plačiai. Taip, išjudinsim pečius, galite lazdą laikyti už galvų ir atpalaiduoti pečiai, keliam lazdą link ausies. Taip, pilvas įtrauktas lengvai ir išjudinam pečių juostą. Galite traukti kvėpavimą, įkvėpimą daryti, iškvėpimą. Gerai, dar paskaičiuosiu. Liko 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Gerai, dabar išjudinsim peties sąnarį pilna amplitude. Tai piešim ratą, kaip darom be lazdos, tas pat judesys su lazda atgal vedimas. Taip, viena ranka, kita ranka. Ir vėl pečių juosta atpalaiduota, pečių pilvas įtrauktas. Taip, ir stengiamės iš peties judesį atlikti, nesukti liemens į šalį. Taip, tai šitie pratimai labai naudingi, ypač kas dirba sėdimą darbą, taip, kieno pečiai sukritę daugiau į priekį, nepaslankus pečiai. Ir dar liko 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis 1. Gerai, dabar išjudinsim pečius dar didesnę amplitudę, tai vesim lazdą į šalį, taip, stenkitės per juosmenį nesiriestai, kojos šiek tiek sulenktos dubuo po savim, pilvas trauktas, vedat, tada lenkit ranką, tada kitą ranką tiesiat ir taip, jeigu neleidžiat pečius, tai už galvos lazda. Jeigu leidžia pečiai, tai už nugaros lazda, taip. Vieną ranką tiesiam, tą pačią lenkiam, tada kitą ranką tiesiam, tą pačią lenkiam, taip. Galvos stengiamės neišvesti priekį, taip. Mūsų kūnas vienoj plokštumoj. Galite lėčiau daryti, galite greičiau, taip kaip jums išeina. Tai svarbu nekompensuoti, nesiriesti per juosmenį, tai visą judesį per pečius darom. Keturi, 3, 2 ir 1. Gerai, keičiam kryptį į kitą pusę. Taip, kaip kolegoms sekasi. Taip, per skausmą nedarom. Jeigu jaučiat skausmą petyje, darot mažesnę amplitudę pratimą. Taip, nebūtinai už nugaros leidžiam lazdą. Keturi, 3, 2 ir 1.
Gerai, dabar išjudinsim liemenį, tai kojas atvedam plačiau. Taip, vėlgi, dubuo šiek tiek po savim, pilvas įtrauktas. Galit vieną ranką tiesti, taip, arba sunkesnis pratimas atkeltos abi rankos, neužkilti pečiai, abi rankos ištiesos ir lenkimasis per liemenį. Taip, viena linija, ausis, petis, klubo sąnarys. Neišvedam nugaros į priekį ir neužkeliam pečių juostos. Iškvėpimas lenkiamės, įkvėpimas grįžtam. Jeigu per sunku, darom po vieną ranką. Šeši, 5, 4, 3, 2 ir 1. Gerai, nuleidžiam, atpalaiduojam pečius. Ir dabar rankos pečių plotyje, kojos dubens plotyje, tai pėdos tiesiai. Trauksim lazdą link krūtinės, kelsim alkūnės į šalį ir tuo pačiu darysim kojos atvedimą į šalį, pusiausvyrai pratimą. Ir pakaitom dirba kojos. Stengiamės dubens neišvesti atgal, vėlgi kūną išlaikyti vienoje plokštumoje, pilvą įtrauktą. Ir stiprinam šoninę šlaunies sėdmenų dalį ir įtraukiam pečių juostą. Taip, alkūnės keliam, nepamirštam kelt ir alkūnės. Kojos aukštai nereikia kelti, taip turim jaust, kaip dirba sėdmenis šlaunis, to pakanka. Ir dar 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Gerai, dabar įtrauksim ir pečių juostą, ir kojas. Tai kojos dubens plotyje. Pritrauksim lazdą prie krūtinės, kelsim rankas į viršų, tūpsim, kaip darysim pritūpimą ir vėl pritrauksim lazdą prie krūtinės. Taip. Sėdam, stojam, taip. Nugarą išlaikom tiesiai, pažvilgsnis į priekį. Taip. Iškvėpimas. Įkvėpimas, galite traukti ir kvėpavimą. Stebim, kad kelių neglaustume, kad keliai neišeitų iš pirštų į priekį per daug. Ir dar liko 6. 5. 4. 3. 2. Ir 1. Gerai. Dabar vedat lazdą už nugaros. Įtrauksim nugarą ir trigalvių žasto raumenį. Tai dabar rankos pečių plotyje. Darysim atvedimą rankų, pritrauksim mentis, tenkitės nugaros neišvesti priekį. Grįšim ir pritrauksim lazdą link menčių. Atvedimas ir pritraukimas. Jeigu darot lėčiau, galima įtraukti kvėpavimą. Taip, įkvėpimas įtraukiam lazdą. Ir įkvėpimas pritraukiam. Taip, nugara neišeina į priekį, galva irgi. Skubėkit, šiek tiek užfiksuokit judesį, atitraukiam, užlaikom, pritraukiam, užlaikom.
Taip, pilvas lengvai visą laiką įtrauktas. Dar 2. Gerai, dabar šiek tiek apsunkinsim pratimą. Tai rankos lieka toj pačioj padėtyje, pritraukiam lazdą, tiesiam ir vėl grįžtam. Toks rato piešimas. Taip, pritraukiam, tiesiam ir nuleidžiam. Taip, aktyviau dirbs pečiai, pajusit tikrai pečius. Galvos neišvedam, žvilgsnis į priekį, taip, pilvas įtrauktas, nugara tiesi. Dar 4. 3. 2. Ir 1. Gerai, dabar pečių juosta šiek tiek pailsėjęs, taip, dedam lazdą per vidurių. Atvedam kojas plačiai, darysim pratimą kojom, sėdmenim. Taip pat pėdos posukto šiek tiek į šalį, kojos plačiau. Ir dabar keliai žiūrėsi pirštus, taip, leisim dubenį, tūpsim ir kilsim, taip. Darysim pritupimą, gilesnį, jeigu pavyksta, ir grįžimą. Iškvėpimas, įkvėpimas. Tūpiam, iškvėpiam, kylam, įkvėpiam. Matot, kad sunku, galite mažiau pritūpti. Tiek, kiek išeina. Stebim, kad keliai nesiglaustų, taip, neartėtų vienas prie kito. Visą laiką keliai žiūri kojos pirštus. Na, dar 6. 5. 4. 3. 2 ir 1. Gerai, dabar dar vieną pratimuką padarysim su lazda. Tai pasiemam lazdą plačiai, taip, delnais nuo savęs. Taip, kojos dubens plotėje, vėlgi kojos šiek tiek sulenktos dubuo po savim. Kelsit rankas, nesukelsit pečių, lenksit rankas, trauksit mentis prie nugaros ir vesit lazdą tiek, kiek pavyksta, taip. Gal kai kam mažesnė amplitudė pavyks, taip, tik už galvos. Tiek, kiek leidžia petis. Jeigu darot lėčiau, galite irgi traukti kvėpavimą. Taip, tai įkvėpimas keliam lazdą, iškvėpimas leidžiam žemyn, įkvėpiam ir nuleidžiam. Jeigu darot greičiau, įprastai kvėpuojat. Vėlgi stenkitės galvos neišvesti priekį, nesiriest per juosmenį. Tai yra nekompensuoti judesio per nugarą. Visas judesys per pečius. Ir dar 4 kartai. 4. 3. 2. Ir 1. Na va, atlikom pagrindinius pratimus su lazda ir liko tempimo pratimai. Tai vėlgi atremiam lazdą. Atsistojam per ištiesą ranką, taip, atsitraukiam nuo lazdos, leidžiam galvą tarp rankų, taip, krūtinę spaudžiam žemyn, kojos gali būti šiek tiek sulenktos ir dubenį stumiam atgal. Taip, ištempiam visą nugarą, stenkitės neįtempt pečių, atpalaiduoti pečių juostą ir visą laiką dubenį stumti atgal. Taip, jeigu kojos daugiau ištiesos, jausit tempimą ir kojose.
Jeigu jaučia diskomfortą nugaroje, kojos sulenktos. Taip, pro nosį įkvepiam, lėtai pro burną iškvepiam. Dar keletą sekundžių pabūnam. Ir per sulenktas kojas, neskubėdami, grįžtam į pradinę padėtį. Gerai, dabar vieną koją ištiesinam, atvedam, statom ant kulno ir lenkiamės į priekį. Nugara tiesi, taip, kad išlaikyti nugarą tiesę, mentis pritrauktos. Jausi tempimą pakinkliuose. Dubenį vėlgi šiek tiek stumiam atgal. Gerai, keičiam kojas. Taip, statom koją ant kulno, atraminė koja sulenkta. Taip, nugara tiesi. Dar keletą sekundžių. Ir neskubant grįžtam. Gerai, dar paskutinį tempimo pratimą padarysim. Tai dabar lazdą vedam už nugaros. Taip, viena ranka sulenkta iš viršaus, kita iš apačios. Ir dabar stengiamės pritraukti rankas viena prie kitos. Alkūnę nukreipti vieną į viršų, kitą žemyn ir užlaikyti judesį. Pabūti tempime. Vėlgi galvos neišvesti į priekį. Taip, gali šiek tiek netgi atlošti pakaušį į lazdą. Ir pabūnam. Jausi tempimą rankose, galite jausti tempimą šiek tiek ir pečių juostoj. Dar keletą sekundžių. Gerai, ir dabar sukeičiam rankas. Taip, ta, kuri buvo viršuje, keliauja į apačią. Ta, kuri buvo apačioje, keliauja į viršų. Ir vėl pabandom pritraukti rankas tiek, kiek prisitraukia. Taip, vieną alkūnę nukreipti į lubas, kitą žemyn. Pakaušį tremti į lazdą ir pabūti tokioj pozicijoje. Dar keletą sekundžių. Gerai, ir nuleidžiam rankas žemyn. Taip, tai dėkoju, šios dienos užsiėmimas yra baigtas. Tai kviečiame kitą antradienį prisijungti į mūsų kalėdinę mankštą ir iki pasimatymo.